einam prie pagrindinės mūsų temos Tutkų su Vaitkum. Taigi po generolo Tutkaus ir hematologo Vaitkaus akistatos kilo įvairių diskusijų, nemažai pasižiūrėjo tą video ir šiandien nuomonėmis pasidalins su mumis advokatas Mažvydas Misiūnas, filosofas Algirdas Degutis ir kardiologas Algimantas Kirkutis. Aš beje neminiu ten jų visų tų, kaip jų, regalijų, kiek ten tų profesorių. Tai praktiškai ten visi ten profesoriai. Tai ką ten smulkintis. Ir norėčiau, tiesą, aš matau, jau prisijungęs yra Algimantas Kirkutis. Iškart pasakau, regalijos bus užrašytos, nereikia pergyventi. Profesorius, habilituotas daktaras. Taip. Tai galbūt mes pradėkime tada vis tik tai nuo gyvo žmogaus, kadangi po to kartu, jeigu neprieštaraus gerbiamas Kirkutis, mes galėsim pasižiūrėti tiek advokatą Misiūną, tiek filosofą Degutį, ką jie pasakė, nes jų irgi bus labai įdomios, mano manimu, vertingos įžvalgos. Tai tada paprašom į studiją įjungti gerbiamą Algimantą Kirkutį. Sveiki, kaip girdisi? Labą dieną, gerai girdisi, jūs mane girdite. Puikiai viskas girdisi, viskas reiškia yra labai gerai. Tai aš tiesiog truputėlį pavarčiau scenarių, nes galvojau jūs nukišti į patį galą, bet, kaip sakoma, gyvas žmogus, tai ne žmogus iš įrašo, tai pradėsim nuo jūsų. Taigi įvyko pokalbis, visi tą pokalbį girdėjo, mes šiek tiek ir su Eduardu Vaitku visą tai aptarėme, aš ir sakiau ten, su juo aptarėme, tarp kitko mes turėjom griežtą pokalbį, nes Eduardas neleis sumeluoti, turbūt didesnio kritiko už mane jam nėra, tik mes tą darom ne viešai, o kaip ir pridera geroj politiniai šeimoj už uždarų durų. Tai aš susakiau keletą jam momentų, mes padiskutavome ir susidarėme savo nuomonę. Tai aš tada gal pirmiausia suteikiu žodį jum, nes visiškai nežinau jūsų nuomonės. Jūs tiesa atsiuntėte prieš šią laidą tokį dokumentą, jisai pašara guli ant stalo, tai mes įgalėsim, jeigu jūs tik tai matysit būtinybę ir tą reikalą aptarti. Tai pirmiausia žodis jum ir pradedam tada iš karto nuo konkretybės, Tutkus, Vaitkus. Vat įvyko diskusija, kaip jūs tą visą reikalą pamatėt. Pirmiausia, man atrodo, visai netinka šitas žestas. Teisingai. Supratėte, čia yra šou, o šou reikia daryti šou, kad žiūrovą biškį teikti. Ne, tai galima va taip daryti. Kažkas tokio daugiau buvo tenai iš tikrųjų. Ir man atrodo, čia pagrindas yra viso to susitikimo, kuris įvyko. Ir aš tikrai labai buvau maloniai nustebęs, kada du didžiavyriai yra apsijungę dėl vienos idėjos ir kad jų asmeniniai interesai, jie kažkaip nuėjo antrą planą ir jie abudu dėl tos vardantos Lietuvos. Ir iš tikrųjų tai man atrodo, kad čia labai svarbus buvo ta laida ir tas pats toks problemos pristatymas. Iš tikrųjų, ką mes dabar turim? Turim poziciją, politinę poziciją, kuri yra kaip monolitas, susivienijusi pinigų dėka ir valdžios dėka susivienijusi, ir turim pakrikusią poziciją, kuri yra labai silpna, kuri tik pradeda vienytis dėl karo grėsmės, dėl socialinių visų problemų, kurios dabar tik tai ta opozicija vienėsi. Ir iš tikrųjų, jeigu opozicija nesugebės susivienyti, tai jinai net ir nesugebės sudaryti konkurencijos. Nei prezidento rinkimuose, nei parlamento, nei tiek Seimo. Iš tikrųjų, labai svarbu, kad tie žmonės, kurie dabar mato visas problemas, kuriuose dabar atsidūrė Lietuva, jie pradėtų visi bendrai šnekėti. Ir tas laikmetis, kurį mes dabar gyvenam, jis kažkuria prasme primena Sąjūdžio laikus. Nes geopolitinė situacija, kuri diktuoja ir situacija, kurią mes turime Lietuvoje, jinai vėl yra ypatingai aštri ir Lietuvai vėl susidaro situacija, kad jinai gali išlysti iš to maišo, į kurį pateko per pastaruosius 30 metų ir įgyti vienokią ar kitokią nepriklausomybę pagal sąlygas ir visą kitą, bet kad žmonės pasijaustų laisvi, kad jiem nebūtų primetinėjamos kažkokios tai gendelizmo idėjos,
kažkokie tai finansiniai dalykai, skolos, praskolinimai ir taip toliau. Čia galima būtų labai daug apie tai šnekėti ir jo labiau jis visą laiką kelia tas problemas. Tai, kad taip daugiau gyventi mes negalim, tai iš tikrųjų gana. Ir aš vakar pamačiau, kaip kartu su Vyčiu Lietuvai galima pasakyti gana. Tai vat, kartu su Vyčiu lyg iš vienos pusės kaip generolas Tutkus ir karinis toks ekspertas, o iš kitos pusės Eduardas Vaitkus, kuris sakė visą laiką gana, net tas šūkis gana yra jo propaguojamas. Tai vat apsijungia Vyčio ideologija ir gana, kad Lietuva turi ieškoti išeities ir rimtos išeities. Ir dabar šitie metai ir ateinančių metų pradžia ir vidurys, tai yra tas laikas, karštas laikas, kuris gali atverti langą, kad Lietuva vėl galėtų pasakyti savo svarų žodį. Ir ne tik Lietuvoje, bet ir visoje geopolitikoje. Tai tas, kas buvo toj laidoje, man atrodo, tai pirmas toks, kaip sakyti, spindulys šviesos, kuris įvyko. Ir tikrai labai dėkoju Giedrei Durienei, kad ne taip profesionaliai, gražiai, nesupriešindama, nepadarydama to tokio, to žesto, reiškia, pravedė tą laidą ir aš galvoju, kad toliau turėtų tik tai būti lengviau, kad žmonės pagaliau suprastų, kad jeigu norime ką nors laimėti, tai mes turime, kaip mūsų himno žodžiuose, surasti tą vienybę. Surasti, atsisakyti savo asmeninių interesų dėl bendrų tikslų. Ir va ta laida tai ir parodė. Iš tikrųjų, jeigu apsijungs keli lyderiai, tai jie gali, aš taip manau, kad net tas visas opozicinis, politinės tos jėgos, jos turėtų susijungti į kažkokį tai vientisą alijansą. Ir tai visiškai kitaip galėtų būti pristatomos problemos žiniasklaidoje, visai kitaip galėtų būti panaudojamos lėšos, jos neišdraskytos turėtų būti, o jos turėtų būti lėšos, kurios skiriamos rinkimų kompanijai, jos turėtų būti kartu panaudotos. Ir galiausiai ne taip svarbu, kas laimės. Svarbu, kad laimėtų Lietuva. Ir man atrodo, vakar tai mes ir matėme, kad buvo kalbama apie gal kas gerai, gal kas negerai, gal ten ne viskas buvo taip idealiai atidirbta ir padaryta, bet iš tikrųjų kalbėjo žmonės apie Lietuvą. Kalbėjo apie tas problemas, kuriuose mes gyvenam šiandieną ir kalbėjo drauge, vieningai, kaip Tutkus sakė, 99,9. Ir tai tikrai yra labai geras rodiklis. Taip, aš tiesiog praktiškai neturiu ką pridėti, mano mintis yra irgi ta pati ir esu sakęs ir Eduardui, ir su kuo bekalbėčiau, kad kaip ten bebūtų, tie žmonės, kurie dabar daugmaž viena kryptimi viską mato ir labai panašiai kalba, jie turi atsisėsti prie vieno stalo ramiai ir rasti bendrą vardiklį. Kaip ten, ką čia yra jų reikalas, nes jeigu toks bendras vardiklis nebus rastas, artimiausių metų tikrai nieko nepavyks pasiekti politikoje. Tai yra tiesiog neįmanoma. Ir čia vat ir yra esmė. O jeigu tai pavyks padaryti, tada gali būti ir įdomesni laikai, pasakyčiau. Gali būti kažkokia intriga atsirasti. Nes kitų atveju finalą, kad ir visų kitų metų, nesunkiai galima nuspėti. Jeigu jie nesusėda ir neranda to bendro vardiklio, tai čia aš pritariu 100%. Jūs viską pasakėt praktiškai. Čia daug kalbėt. Bendras vardiklis, tai jis, man atrodo, jau atsiras tarp jo, matosi. Bet tai čia yra svarbu, reiškia, pati veikla, rinkimų štabai turi tarpusavį, tada jau dirbti kartu. Be abejo. Būt pasiruošusiam bet kada tam, kuris pralaimė, atiduoti savo balsus tam, kuris laimi, be jokių tenai atvirai gražiai dirbti, veikti. Plius prie visko, dar siūlyčiau, kad laimėjęs prezidentas įsipareigoja pralaimėjusiam prezidentui skirti vietą minimum patarėjų korpuse. Čia tu jau į detalės tokias, bet taip. Labai gražiai gautųsi, jeigu Tutkus taptų prezidentu, tai sveikatos apsaugos ministras aiškus. Jeigu Vaitkus taptų prezidentu, tai krašto apsaugos ministras aiškus. Tai čia turėtume. Svarbu surasti, reiškia, pasitikėjimo galimybės ir branginti jį, ir jį branginti. Nes būsim puolami labai smarkiai iš visų pusių. Stengsis, kaip tik tai neįmanoma, kaip įmanoma, reiškia, išskirti, supriešinti ir taip toliau.
Tam reikia būti pasiruošusiam. Ir man tai labai patiko jūsų šita tie punktai išdėstyti. Mes juos vis tiek paskelbsim atskirai jau šitam portale, ekspertai jau galėjo žmonės pasiskaityti. Taip, aš irgi tai vertinu kaip tokį primetimą. Jo, labai geri pasiūlymai. Netobula turbūt, bet nuo to viskas visada prasideda. Čia trauktis neturime kur, kaip rusai sakė kažkada tai. Nacionalinė Maskva. Jau viskas, man atrodo, paskutiniai visi limitai išsemti. Jeigu mes dabar nepadarysime to, tai mūsų laukia labai juodi laikai. Praktiškai valstybės praradimas laukia. O toliau ir tautos, ko gero. Taip, taip. Tai tada dabar siūlau vėlgi visiems kartu pasiklausyti kitokios nuomonės šiek tiek. Pats jau neprisimenu, kad tenai kalbėjo. Advokatas Mažvydas Misiūnas. Jis taip pat stebėjo šitą diskusiją, kuri vyko ir išsakė savo nuomonę. Taip, dabar pasiklausykime. Dėl pačių debatų atsiradimo, kad, reiškia, jie atsirado iš viso kaip tokie, tai norėčiau, savo tokią kaip objektyvaus tokio žiūrėtojo poziciją įskleisti. Aš nesu nei suinteresuotas, nei ten nuo kažkokios partijos, nei dirbu kažkokiam tai vienam iš kandidatų ar dar kažkaip tai. Tiesiog savo nuomonę, matydamas, kas vyksta ir kaip tie patys debatai atsirado. Visgi yra visų pirma, jie labai sveikintina, nes kas matosi dabar, tai kad netgi opozicinės televizijos, kurios išviešėjo toks dalykas kaip toks selektyvus objektyvumas pas opozicinę žiniasklaidą. Jau nešnekam apie tą tradicinę, ten Delfius ir visą kitą, bet opozicinę save laikanti, jeigu netgi neduoda eterio pretendentų į kandidatus, jį visaip nepastebi jo, ignoruoja, nors aš kaip supratau, reiškia, profesorius Vaitkus, jisai kreipėsi ten ne kartą į vienus, į kitus, kad nori savo poziciją tiesiog išskleisti, bet tiesiog, kaip supratau, buvo visiškas ignoravimas. Ir tai, kad atsirado šitas karštas komentaras, aš manau, kad jau yra didžiulis žingsnis, tai aš manau, kad dabar jį galima vertinti visiems žmonėms tuos argumentus, ką kandidatai tarpusavį pasako, nes kitaip mes nežinom iš viso, kur kokia nuomonė. Tai dabar aš pabandysiu vėlgi pažiūrėti objektyviai dėl debatų turinio. Tai kaip supratau, toks dalykas kaip vis dėlto buvo kalbama apie tokias labai kategoriškus klausimus, NATO, ES klausimai. Ir Tutkus, ką aš pastebėjau, kad jisai apeliuoja tai, kad vienas kandidatas, kitas kandidatas, mes neturime teisinio išsilavinimo, todėl tarsi mes apie šitos klausimus kalbėti yra tabu, mes negalime apie juos kalbėti. Iš tikrųjų, tai nors ir mano manimu, nors ir nėra abu kandidatai teisininkai, bet visgi konstitucija yra tiesiogiai taikomas teisės aktas, jisai sukurtas supaprastinta bendrinė kalba, kad visiems būtų aišku ir suprantama ne tik profesoriams, ne tik tai advokatams, ten teisės specialistams, teisėjams, bet ir kiekvienam žmogui. Todėl klausimai, kurie akivaizdžiai prieštarauja prieš konstituciją, kiekvienas asmo gali kreiptis ir jeigu kažkas nepastebėjo dar šitų dalykų, tai pats asmo gali atkreipdėmėsi, kad buvo pažeista konstitucija. Ir tai suprantu, kad dėl klausimų, kurie susijęs su NATO įstojimu, ES įstojimu, šitos klausimus profesorius nori išsiaiškinti iš teisinės pusės, ar jie yra, sakykime, taip pagal tuo metu galiojančius įstatymus, ar jie buvo tinkamai pravesti. Ir tai nėra klausimas, ar norima NATO būti, ar nenorima, bet pati diskusija
dėl klausimų, sakykime taip, stojimo pačios procedūros, jeigu ji yra pažeista, tai aišku, kad tai yra tada problema ir tą problemą reikia spręsti. Ir ar tai yra problema, ar tai teisiškai viskas buvo teisingai padaryta, be abejo, tai turi nuspręsti teismas, o ne kažkas kitas. Tai dabar, šnekant apie kitus klausimus, ne apie ten teisinius ar dar kažką, tai vėlgi, kaip jeigu yra kalbama apie dabar kas vyksta iš tikrųjų, sakykime, viešojo erdvėje, tai daugiau kalba eina apie tam tikrus nekonstitucinius pažeidimus, bet apie kažkokią ideologijos skiepijimą. Jeigu mes šnekam apie kažkokias lytis, ten norima, sakykime, įvesti socialinę lytį, tai šie klausimai taip pat nesusijęs su konstitucija, su teisė ar dar kažkaip, tai jie daugiau galbūt susijęs su socialinė santvarka ar kažkokiais kitais klausimais, bet visais šitais klausimais reikia šnekėti ir juos reikia kelti į viešumą. Todėl aš manau, kad yra kiekvieno žmogaus pareiga vis dėlto šitos klausimus kelti ir tai, ką daro profesorius, tai yra labai logiška ir natūralu ir suprantama. Dabar, kitas aspektas dėl debatų, tai ką aš matau, kad vis dėlto, Tutkui teko sutikti faktiškai su didžia dalimi išsakytų minčių Vaitkaus ir tuomet gaunasi koks dalykas, kad jeigu vis dėlto tu pritari didžiai daliai argumentų ir tezių ir nuomonių ir visa kita, tai sakyčiau, kad tai jau gaunasi jau nebe diskusija, o tiesiog pritarimas kitam žmogui. Tai yra sakoma, kaip du žmonės ar verslininkai, reikalų tvarkytojai dėl visko sutinka, tai vienas iš jų pasidaro jau nebereikalingas. Tai čia šitą posakį yra pasakęs verslininkas Amerikos Wrigley's, kur kramtomą gumą sugalvojo. Tai aš ką vakar pastebėjau, kad vis dėlto su visais argumentais tarsi gerbiamas Tutkus sutinka, tai kaip ir nėra dėl ko diskutuoti. Tačiau klausimas yra dar kitas, kad jeigu yra išsakoma tokia, sakykime, vienokia ar kitokia pozicija, o gerbiamas profesorius vis dėlto išsako labai tokius nepatogius, tokius labai karštus ir daug kas bijo išsakyti tokias mintis, ką jis išsako. Jeigu tu sakykime, taip išsakai, o kitas pritarė, tai aš sakyčiau, čia yra pritarti yra žymiai lengviau negu jas išsakyti. Todėl, kad kaip jau išsakai, tai jau viskas jį išsakyta. Ir vien už tą išsakymą tų pozicijų, kurios yra iš tikrųjų labai griežtos ir kartais kategoriškos, bet jos vis dėlto jos sukelia tam tikrą diskusiją, ko nieks iš tikrųjų nedaro be gerbiamo profesoriaus. Nieks šitų klausimų nekelia. Ir visi jų bijo. Ir viena ten filosofė taip pat vienam savo poste parašė, kad tai aš irgi galiu čia tarsi prirašyti daug visokių dalykų, kad aš ten už įstatymo diktatūrą, ar ten dar kažką, už dar kažką. Jo, yra vienas dalykas, kad tu gali tai parašyti, bet kažkodėl tai daug kas nerašo, daug kas netkreipia dėmesį į šitas klausimus kažkodėl. O po to jau kaip jie yra paviešinami, tada tarsi jiem jau patampa visiems, sakykime, aiškus ir natūralūs. Tai čia toksai, sakykime, gudavimas iš šalies žiūrint tų žmonių, kurie eina į politiką, ir bando reiškia, gauti kažkokį tai visuomenės pritarimą. Tai aš sakyčiau, kad vis dėlto profesorius šitoj vietoj, reiškia, jisai yra ne tik drąsias mintis kelia, bet jis kelia, reiškia, traukia žmonės į diskusiją ir visa laimė, kad atsiranda
vis dėlto drąsių žurnalistų, kurie taip pat leidžia jam išsakyti tas mintis. O reiškia, na, ten gerbiamos Janutienės laidoj irgi taip pat leido išsakyti visą kitą, bet aš taip matau toliau, kas vyksta, kad, reiškia, leido išsakyti mintis, bet po to vėl susėdama, reiškia, su kitu ten prelegentų kažkokiu, pradedama šnekėti apie gerbiamą Vaitkų už jo nugaros. Vėl kažkoks pradedami vėlgi dvigubi kažkokie žaidimai, nuomonės formavimai ir visą kitą. Tai yra visiškai negražu, bet aš manau, kad žmonės jau yra prisisotinę visų šitų žurnalistinių manipulacijų ir jie jau nebepasiduoda. Ir aš manau, kad vėlgi, kas man, sakykime, labai, sakykime, dėl ko aš pritariu gerbiamo Vaitkaus pozicijai, kad jis vis dėlto kelia tuos pačius nepatogiausius visiems klausimus dėl generalinės prokuratūros darbo, na, įvairių dalykų, dėl korupcinių dalykų ir ne tik atkelia, bet kas žino jį ten, sakykime, daugiau negu savaitę arba ten daugiau negu metus žino, kad jis ne tik atšneka, bet ir tai kryptingai daro tai, ką jis šneka ir kovoja ir vien jau už tą sakykime taip, tos pozicijos pareiškimą jau yra labai didžiulė rizika, kad tu nukentėsi. Ir todėl daug kas bijo išsakyti šitų pozicijų. Ir aš tai asmeniškai žinau, ir va čia pasinaudodamas eteriu galbūt pasakysiu, kad irgi atstovaudamas bendruomenės labai, pakankamai seniai, paskutinėme straipsnėje ten pasakiau apie tai, kad Haneris verčia gyventojus pastatyti elektrinę pastotę, elektros pastotę, nors gyventojai neprivalo tai daryti. Ir vien už šios žodžius Haneris paduoda mane į teismą, didžiausią nekilnojamo turto vystytojas Pabaltyje, už reputacijos padimą, vien už tokius žodžius. Niekam neįdomu atrodytų toksai klausimas, niekas jo neklauso, niekas galbūt nesupranta, bet vien tai, kad tu tai išsakėjai, tu jau turi didžiulės pasekmes. Todėl žmogus, kuris drįsta pasakyti, nebijo, tai čia yra pats pirmas, sakyčiau, ženklas, kad tas žmogus, vadinasi, jisai pasiruošęs ir kovoti už tai, ką jis šneka. Štai tokia dar viena nuomonė, ar jūs turit kažkokių? Aš turėčiau, nes labai svarbus yra tas pritarimas Vaitkaus nuomonė. Ir ypač viešojo erdvėje, aš nesakyčiau, kad čia maždaug tas sulyginimas su verslininkais nelabai čia tiko. Tokiu atveju Tutkaus pritarimas viešojo erdvėje yra tik tai diskusijos pastiprinimas, nes diskusija persikelia į tą lauką. Jinai persikelia, reiškia, į žiūrovą, į girdėjusi. Ir šiuo atveju, man atrodo, kad tai yra, sakyčiau, teigiamas variantas. Tai tik tai tiek norėjau pridurti. Profesoriu? Jeigu galima, aš galvoju, kad kaip tik labai gerai buvo tas pritarimas. Aš galvoju, kad Vaitkus iš esmės pritarė Tutkos pozicijai, o Tutkus Vaitkos pozicijai. Ir tas susikalbėjimas, priešingos visiškai, nusakyti, tokios empirinės patirties atstovų, kariškio ir mediko, tai tas yra labai, labai svarbus dalykas. Pritarimas tai nėra blogai. Tai yra gerai. Ir aš galvoju, kad jeigu vystysis toliau tas toksai bendradarbiavimas ir to pritarimo galima būtų sulaukti ir iš daugiau ir pretendentų, ir iš daugiau politinių jėgų. Pučias, kad pritarimas yra raktinis žodis, kuris dabar labiausiai reikalingas. Pritarimas opoziciniai pozicijai. Tai yra, tai šiuo metu daugiausiai reikalinga. Ir jeigu tas atsiranda pritarimas, atsiranda jėga, kuri gali būti priešpastatyta tai dabar jėgai, kuri mus visus ir atvedė į tokią situaciją, kurį mes dabar randamės. Irgi pritarčiau jūsų abiejų mintim, tik tai noriu į kai ką atkreipdėmėsi, kaip dabar vyksta, jeigu jūs pastebėjot, aišku, pastebėjot. Iš esmės, aš kaip pavadinčiau tą visą žaidimą, sakykime, jeigu mes imam prezidento rinkimus,
Tai yra ta aukščiausia lyga, kur yra tie sunkiasvoriai. Aš dabar nekalbu tai blogi ar geri, tai yra dabartinis valstybės vadovas, yra premjerė, kuri irgi pasakė sieks. Va ta grupė sunkiasvoriai ir yra tie, reiškia, B lyga jau yra ten tokie, kurie pirmieji pradeda diskusijas, jie verda savyje, jie po truputėlį skleidžia savo žinią, bet tie sunkiasvoriai laukia. Jie galvoja, kaip visą tą padaryti, kai ateis jų eilė, o eilė jau ateis greitai, kadangi visos tos pasakos apie gerovės valstybę ir visą kitą, jau nebeveiks. Todėl man bus labai įdomu pažiūrėti, ką jiems surašys tos reklamos brangios agentūros, kaip pateikti tą naują idėją, kad vėl jais būtų galima patikėti. Bet iš kitos pusės mes gyvenam dabar tokiam pasaulyje, interneto pasaulyje, kur nėra vien televizorius ir nėra vien laikraštis. O daugiausia vietos užima internetas, be jokios abejonės. Ir būtent ta alternatyvi žiniasklaida, nenori prasiskverbia. Kiek žinau, žmonės vis mažiau žiūri tuos didžiuosius. Vis mažiau. Kiek pakalbė, arba nežiūri visai, arba sako, gerai, kad mes parodom, mes kažką pasijuokiam kartu ir viskas. Tai reiškia, šitoj vietoj tie mažiukai, jie iš esmės yra mažiukai. Pagal resursus, pagal visus tos administracinius reikalus, jie yra, pliki pavadinkim. Tenai yra didžiuliai pinigai, didžiuliai resursai. Bet galimybės dabar visiškai keičiasi šiais laikais ir tie dideli resursai, vėlgi, tai nebėra lemiamas faktorius. Ir būtent, kaip ir visi jūs pastebite, esmė, kiekgi sulauks tie mažiukai dabar to pritarimo, kiek žmonės domėsis, kiek ta žinia eis. Ir aš jaučiu, kad ta žinia, sakykime, simboliškai žiūrint, tą laidą Tutkus su Vaitkum, buvo tokia, pirmoji. Nes iš esmės tos auditorijos, visi čia sėdim ir kas ne čia sėdim, visi viską daug mažino, tie, kurie stebi, domis. Bet čia kaip simbolis, tas susitikimas, toks, nors irgi atrodytų vos nebendraminčiai susirinko, ten ir kalbėjo. Bet pats principas, kad tai atsitiko, tai be jokios abejonės turės šitą vystymą. Todėl man labai įdomu bus pažiūrėti į tuos sunkiasvorius, kągi jie pasiūlys. Kaip atsistos dabartinis valstybės lyderis arba dabartinė premjerė ir pasiūlys tą naują idėją Lietuvai, kurią mes visi patikėsim. Tai gali būti iš tikrųjų įspūdinga. Ir aš manau, dėl to jie dabar tenai, kaip ten sėdi brigados ir galvoja, kaip tą reikės pateikti. Nes nebeveikia. Visas tas melas, jis tiesiog dabar jau nebeveiks. Didžiosios dalies neveiks. Bent 50% tikrai jie bus šalti. Jie turi savo fanus, jie turi savo partijas, tai aš kai vertinu 100-200 tūkstančių, maždaug, tai yra visada jų, tų Landsberginių ir taip toliau, visada yra ir čia nieko nepadarys. Bet ta didžioji dalis, jeigu neišgirs, tokias diskusijas, tas mintis, kurios sakomos, šansų tam tikrų pažaisti, aš manau, yra ir tai yra gerai. Tokia būtų mano nuomonė. Galiu dar alegoriškai dadėti iš tikrųjų. Man atrodo, ta laida pasėjo sėklą. Kaip jūs teisingai pasakėte, tai yra tam tikra pradžia, parodė tam tikrą galimybę. Reiškia, laida parodė, kad formuojasi platforma, opozicinė platforma, ir kuria ne tik tai Tutkus ir Vaitkus gali būti pakviesti, bet gali būti pakviesti visi norintieji išsakyti savo balsą. Ir tie, kurie gali ir turi ką pasakyti. Iš tikrųjų, tai yra pradžia labai rimtų dalykų, kurie, man atrodo, ateityje bus. Ir tie didieji tikrai dabar galvoja, kaip čia ką reikės padaryti, kaip reikės atsakyti į šitą sėklą, kurį pasėjo. Bet man atrodo, labai svarbu, kad ta sėkla nebūtų užslopinta pačiai pradžiai. Taip. Kad jinai vystytųsi, kad tas medelis, tas ąžuolas augtų ir jisai būtų tikras lietuviškas ąžuolas. Taip, jie kol kas naudoja tą technologiją tokią tradicinę, gerą, kol kas nieko nematom, nieko negirdim, nieko nereaguojam. Kol kas jie laikosi tokios taktikos, ypatingai Eduardo Vaitkaus atžvilgiu. Tiesiog, nėra žmogaus. Nėra. Gerai, aš dabar siūlau paklausyti dar paskutinės nuomonės šią temą šiandien. Tai bus filosofo Algirdo Degučio pasisakymas, kurį aš įrašiau prieš pat šią laidą. Tai pasiklausom. Aktualus skambutis. Aš perklausiau tos jų debatus ir kadangi jau buvau girdėjęs Valdą Tutkų anksčiau, prieš mėnesį tokį, kalbant apie tai, kad jis kaustųsi už NATO, jeigu kas nors būtų Lietuvoje prieš NATO. Ir jisai sakytų, kad
čiuoškite iš čia, tie, kurie nenorit NATO. Tai jisai buvo užėmęs tokią kraštutinę euroatlantinę poziciją. O dabar po mėnesio aš pasiklausiau, tai jis sako, galima tą NATO kaip nors panaudoti Lietuvos interesams. Aš kai kardinaliai apsiverti. Tenai buvo pirminė vertybė yra NATO ir euroatlantinė ta sąjunga vadinamoji. O po mėnesio jau pirmoji vieta yra Lietuvos interesai. Ir NATO tada jo pavyzdinėje NATO yra instrumentas galimas panaudoti. Tai čia įdomus, reiškia, įdomi evoliucija, sakyčiau, pozityvi evoliucija. Ir manau, kad ta evoliucija atsirado dėl to, kad jis jau buvo sutikęs su profesoriumi Vaitkumi, apkalbėjęs, pajutęs jo argumentų svorį ir pakeitė savo poziciją. Ir apskritai diskusija buvo tokia, kad Vaitkus idėjiškai, taip sakant, užveda visą pokalbį, o Tutkus prisitaiko prie jo. Jis stengiasi neprieštarauti. Nors galbūt ten jo galvoja kas nors kitą tūną, bet jisai jaučia, kad Vaitkaus pozicija yra stipri ir jisai prie jos bando taikyti. Į dar pasėdėjau štai ką, kad jisai kalba, kad mes kaip institucija, kaip jis kaip institucija žinovas, kad jau pasidarinės institucijose įvairiuose, žinom, kad vakaruose vyksta tam tikra evoliucija ir kad ta bendroji tendencija, kuri vyrauja, pavadinkime ją liberalistinę, turi vis daugiau oponentų pačiuose vakaruose. Jis ten pavardino Vokietiją, aišku, suprantama, ir Vengrija, ir jau dabar ir Slovakija. Tada reikia prisiminti, kad jis jaučia ką dar, kad ir pačiam bastione NATO, šeimininko kieme, tai irgi egzistuoja skilimas ryškus tarp tų, pavadinkime, liberalių globalistų, Baideno šitą komandą, ir trumpistų ir respublikonų didelis dalies. O koks yra skirtumas tarp jų? Aiškiai, liberalus globalistai tai yra ta ideologinė jėga arba banga, kuri nusirideno per Europą ir, galima sakyti, iš dalies ir per pasaulį po to, kai sužlugo Tarybų sąjunga. Tai įsivyravo šitą vadinamąjį liberalistinį ideologiją arba jau tokia agresyvinė, tai ekspansyvi, kuri įsitikino, kad čia dabar istorijos pabaiga, liberalizmas laimėjo, bet mes dabar visam pasaulyje įvesim šitą tvarką ir prasidėjo šitas, kaip sakyti, ekspansija, visiška liberalizmo ekspansija, intervencionistinė tokia. Jie pasijuto atradę tiesą, kad jie yra istorijos balne ir kad visas pasaulis turi atsigult po jais. Ir ta ekspansija pasireiškia visų pirma Europoje labai žymiai, o būtent kaip NATO plėtra. Ir Rusija buvo pagrindinis taikinys dėl to, kad Rusija pasipriešino tai globalizacijai, kai valdžia atėjo Putin. Jelcinas buvo puikus žmogus, kad jis leido savo šalį tą liberaliai ekspansijai pagudėti ant menčių, nukraujant ją. O Putinas pradėjo tą šalį surinkinėti iš naujo. Ir po truputį tą liberalų ekspansionizmą tramdyti. Ir pasidarė priešas. Ir dabar prieš tą priešą jie pradėjo ir kaupti jėgas ir visokius organizuoti režimus, juos ideologiškai įkvėpti tam, kad jie taptų kliūtimi rusiškam atgimimui, Rusijos valstybingumo, rusiško etatizmo atgimimui. Ir nuo čia prasidėjo, ir prasidėjo Ukrainos įvykiai, perversmas organizuotas daugiausia amerikiečių pastangomis Kijeve 14 metais. Ir paties Kijevo režimo tapsmas tokių rusofobinių židinių Rytų Europoje, po to Rusijos atsakas, karas ir dabartinė situacija ir maždaug šitų procesų išdava. Ir aš matau, kad Tutkus suvokė šitą, sakyti, istorinę evoliuciją. Tutkus suvokė. Vaitkus dar geriau ją suvokė. Taip, kad abudu jie suartėjo vienas prie kito. Taip sakant, Tutkus priartėjo prie Vaitkaus pozicijos. Šitame suvokime ir tame, ką toks suvokimas gali reikštis keičiant politinę liniją Lietuvoje. Glaustai. Tai galima padaryti išvadą, kad vis tik tai gera tendencija, jeigu žmogus vis tik tai per tokį trumpą laiką. Taip, aš nustebau, aš pastebėjau, kad jis įsiklauso ir keičia poziciją savo. Čia yra geras bruožas labai. Tai jis ne tik yra prisikalęs kažkokių ideologinių plyšių, bet geba racionaliai mąstyti. Čia geras bruožas.
Tai dar viena tokia nuomonė, bet iš esmės tokia aštri, bet aš manau, kad jin iš esmės sutampa su visom kitom nuomonėm. Ir gale Algirdas Degutis tiesiog nusistebė, sako, kaip suartėjo pozicijos ir kad tai yra gerai. Iš tikrųjų, jeigu žmonės keičia tas pozicijas kažkokio klausimu, kur ten galbūt buvo kita nuomonė, bet to nuomonė tarsi ir teisingesnė, tai yra tik tai gerai, man irgi taip atrodo. Ja, nu tai, kad, tai, aišku, sutinka man. Bet kas pasijuto vėl iš tos, reiškia, jų atseitos vadinamos diskusijos, o tiksliau sakant, susitarimo. Tai vat, iškart matosi duetas įmanomas. Nu, Vaitkus yra, reiškia, toks labiau strategas. Tutkus yra taktikas, kaip karininkas, jisai, reiškia, plus prie visko dar ryšių turi ten, kur ko reikia. Jeigu šitas duetas įvyks, tai aš sakau, tai čia iš tikrųjų galima kažko tai tikėtis ir kaip Degutis pasakė vat, apie Rusiją, surinko Rusiją iš naujo, tai vat, reikės rinkti ir Lietuvą mums iš naujo. Šitas tikslas, vedamas šitų žmonių, jis gali būti siekiamas. Nebūtinai pasiektas, bet siekiamas. Taip, aš irgi taip galvoju, gerbiamas profesorių. Tai aš galiu taip pat pritarti, iš tikrųjų, kad tas duetas dabar tokia kaip ašis, ant kurios gali nertis paskui visas kitas opozicinis laukas. Tai čia tik tai yra būdų, kalbėjusiai pažymėjo, kad tikrai ta kryptis yra. Ir aš sakyčiau, net nereikėtų prieš pastatinėti dabar vieną prieš kitą, jos reikia kaip abudu, kaip vienas kitą papildančius sakyti. Ir tas duetas tikrai yra labai, labai svarbus ir ko gero dabar opoziciniai pusėje pats stipriausias. Ir reikia būtinai jį palaikyti, remti ir sudaryti galimybės, kad jie galėtų abudu šnekėti. Mes žadam į Klaipėdą pasikviesti abudu. Aš šnekėjau vakar su rektorium, pasikviesim į universitetą, būtinai, kad universiteto bendruomenė pamatytų abidvi šitas pozicijas. Tai man atrodo, kad jie dabar turėtų po Lietuvą abudu pasivažinėti. Labai gera mintis, tarp kitko. Iš tikrųjų, labai gera mintis. Ir dviem linksmiau būtų. Pigiau ir gaudingiau. Taip. Tai kągi, mes iš esmės viską pasakėm. Jeigu tegul žiūrovai mūsų jau galvoja apie visą tai, ką išgirdo, jeigu jūs nebeturit ko daugiau pridėti, tai praktiškai šiandien laidą galim ir baigti ir palinkėti visiems labai gero savaitgalio. Taip. Ačiū. Bet aš tik tai galui noriu šitą vis tiek šūkį sušaukti. Man jis labai patiko. Kartu su Vyčiu sakome gana. Taip, tai kągi, ačiū visiems dalyviam, ačiū Algimantui Kirkučiui, Šarūnui Puidokui, dalyviam, kurie buvo už kadro, Mažvydui Misiūnui, Algirdui Dekučiui ir pats savo irgi padėkosiu ir dėkoju visiems mūsų žiūrovam, dėkoju už palaikymą, už kritiką, už rėmimą, be jūsų nebūtų mūsų ir pasimatysim jau pirmadienį. Iki. Viso gero.